Sveiki, aš vėl su savo mylimiausia knyga, kurią vadinu Biblija. Tai ponė Violeta Petraitienė, kuo skubiau verskite savo knygą į rusų kalbą pirmiausiai, o po to į anglų. Ir po to iš anglų kalbos versite į kitas pasaulio kalbas. Tai labai ačiū už tikrai nuostabią knygą ir tai, kad jūs esate. Kūrėjas jūs labai myli ir jūsų knyga klestės. Na, o dabar ne vien apie knygą aš norėjau papasakoti tai, kad vakar vakare jau buvau labai silpna. Aš užsidėjau savo meditacijas ir nuėjau miegoti su to meditacijom. Ir ryte aš atsikeliu, mano kompas, va taip. Jisai visas baltas, čia niekas jau nebeveikia, jisai visas dega ir, nu ką, čia dar vienas įrodymas, ką šitie, aš vadinu parazitais. Iš tikrųjų, žinote, kas yra jie, pažiūrėkite žodynėlį. Ir štai aš negaliu jo naudoti, aš buvau ten parašiusi knygą. Daug jau parašiusi, labai gaila, aišku, labai gaila. Ką, rašysiu iš naujo, jeigu būsiu gyva, bet nieko tokio, nes viską tai, ką žinau, yra mano galvoje. Tai dėl to nieko tokio, bet obuolys turės už tai atsakyti ir dar kaip, ir mažai jam nepasirodys. Tai dabar, kas turite obuolius, dar, tiesiog jums apgailestauju, bet dabar kurį laiką būtų geriau jų visiškai nejungti, nes jie darys tą patį ir su jūsų kompiuteriais. Tie, kas turi kitokius aparatus, telefonus, nenoriu vadinti ten tų visų pavadinimų, kad tie botai neužkliūtų tiems botams. Tai visus nustatymus būtinai pasidarykite. Eikite į tuos, aš nežinau kaip lietuviškai, settings ir tenai viską, kad negalėtų pas jūs įeiti. Ir nes bus dabar labai didelė kova, bet ta kova jau yra laimėta prieš juos. Ir tai čia yra dar vienas įrodymas. Va, čia mano žmogeliukai, aš kai sužinojau, kad jie žiūri per tas kameras, tai aš užsiklijavau ir man tiesiog linksmiau. Ir čia dar vieną turiu. Tai va. Su meilė viską darau dėl jūsų.